Sveiki, ką tik tai iš Open Books pristatymų salės prisišnekinau ir kalbinau Eimantą Gudą, knygos Kraujas mėlynas, mėlynas kraujas, apie istorijos, apie žymiausias lietuvių aristokratiškas šeimas autorių. Taigi, kuo yra svarbios šitos pavardės, kuo yra svarbios šitos istorijos, ne tik tai istorikui, bet tiesiog mums kaip eiliniam skaitytojui, kaip eiliniam knygų pirkėjui ar pardavėjai. Eiliniam žmogui svarbiausia yra tai, kad tai yra mūsų aristokratų giminės, kurios primena, kad mes lietuviai turėjome toli gražu ne tik valstiečius ar kitas žemesnėsias klases, bet tikrą puikią aristokratiją, kuri nenusileido vakarų Europos aristokratiją, kai kuriais atvejais ją ir pralenkė. Ir labai svarbu suprasti, kad tai buvo ta terpė, šita didikų bendruomenė, kuri kūrė, palaikė gyvastį Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir valdė šitą valstybę daug šimtų metų. Nes iš tiesų mano būtų pastebėjimas, kad mes labai dažnai giriamės dalykais, kurie galbūt net ir nėra grinai lietuviški, bet tai, kas yra lietuviška, tiesiog mes nebežinome, kuo mes tikrai galime didžiuotis. Ir va tą spragą užpildant jūsų knygą, aš manau, pačiu laiku. Visiškai pačiu laiku. Dėl to knyga ir yra parašyta labai populiariai, labai paprastu stiliumi, kad kiekvienas žmogus, kuris neturi labai galbūt aukšto išsilavinimo ar įpratimo skaityti mokslinius tekstus, galėtų skaityti ir sužinoti apie mūsų praeitį. Taigi šita knyga netgi tam, kuris sako, kad aš pasiimu knygą ir po 5 puslapio užmiegu, šita knyga būtų tinkama skaitimui. Na, kai kurie žmonės pasakoja, kad kai kurie pasiima mano knygą ir paskui neužmiega visą naktį ir skaito. Taip, taigi tai būtų galima ir didelis pliusas ir kitą kartą, todėl skaitykite geriau, kada kitą dieną į darbą nereikia. Nors man pačiai ne kartą yra tekę užsiskaičius knygą nueiti į knygyną pamiegojus vos porą valandų. O kaip jūs pats beskaitydamas, iš kur rinkote tas visas istorijas, nes iš tiesų, kaip minėjote pristatymą, kad kiekvienos istorijos, kiekvienos šeimos istorijai ieškojote dar neatrastos medžiagos. Kaip tai vyksta pats procesas? Aišku, iš dalies procesas vyksta, bent jau mano atveju, bendraujant ir su pačių tų giminių atstovais, kurie dar šioje epochoje tebėra gyvi. Tai kai kuriais atvejais su kunigaikščių Radvilų palikuonėmis ir kitais, tiesiog jų pasakojimus taip pat įdėjau šitą knygą. Taip pat ir istorinių šaltinius Lietuvos archyvuose skaičiau, daugybę istoriografijos lietuvių, lenkų, ukrainiečių, baltarusių kalba ir taip toliau, tai sudėjau labai daug įvairios medžiagos. O ir šiaip šitomis giminėmis, Lietuvos didikų aristokratų giminėmis domiuosi nuo visiškai ankstyvos vaikystės dar praktiškai, tai sudėjau didelę dalimi tai, ką tiesiog žinojau, dėl to knygą parašiau labai greitai. Vat kaip tik ir buvo kitas klausimas, kaip ilgai rašėsi tokia, nes vėlgi pačios žymiausios šeimos, jos vis tiek nori savo dėmesio, savo laiko. Na, aš turėjau tiek laiko, kiek leidykla skyrė, o tai buvo labai trumpas laikas. Tai iš tikrųjų teko parašyti knygą labai greitai. Nes čia kaip studentams, kad ir kiek laiko jam beduotumai rašyti darbą, visada pritrūksta vienos nakties. Nu, panašiai ir čia yra. Ar liko dar medžiagos, kurią jūs turite, kuri įdomi, bet dar netilpa į šitą knygą? Labai daug yra tokios medžiagos ir dabar baigiu kaip tik antrą knygą, kuri bus pristatyta per knygų mugę kitais metais ir dar liks informacijos ir kitoms knygoms, 3 ir 4, kurias irgi tikiuosi parašyti ir jos irgi bus apie mūsų aukštuomenę istorinę. Va, štai čia kaip tik ir buvo kitas mano klausimas, į kurį jūs atsakėte net nepaklaustas. Taigi labai jums didelis dėkui. Ir nuo visų skaitytojų, pirkėjų ir lankytojų Londono knygyno Knygnešys dėkui jums ir sėkmės jūsų darbuose ir smagios likusios Open Books festivalio dienos.